Leidžiam Tauragės orą šitą. Anksti atvažiavot. Nu tai kažkaip išsimiegojom. Labas rytas. Tiek čia 1,7 padaryti. Ne toks, ne balamūtink, žiūriu, kad ne. Ne, dėkui, nenoriu. 7, 8. Visi turbūt. Labas rytas, jeigu mane kas nors girdit, po truputį pradedu ir aš savo darbo dieną. Giminių nebėra jau, ne? Nebėra, nebėra nieko. Ir žinojom, kad ten saugumas, nežinojom, kas tas saugumas, bet kad kažkas tai labai blogo ir baisaus. Yra įdėtas australiškos spiruoklės. Bet amortikai standartai. Jo. Mane ir tau šakinėjai. Dabar šime labai blogai. Tai čia žinok amortikas. Amortikos ir spiruoklės. Pabaiga. Tai vis ir lankome. Čia buvo kluonas. Visa kita supirdolinta, sugrauta ir ištasyta kolkoznikų, likę tik tai pamatai. Tai, bet galima įsivaizduoti palyginamuoju metodu, kaip galėjo atrodyti dvaro rūmai, jeigu šitaip atrodė ir klydės. Bet ne šaltai barščiai. Originali bažnyčia yra pastatyta, kiek suprantu, nenaudojant visai metalinių vinių. Su mediniai sukalta, bet po to apkalta lentom ir to nebesimato. Bet čia dabar vyko nesenai restauracija, tai apkalė, tai jinai, nu, atrodo beveik kaip nauja. Ir kaip tik prieš maršruto galą, gal ką nors rasim. Pirmą kartą, kai tai pamačiau, nugalvoju, kaip čia dabar tas parkas, nu čia nieko nėra. O pasirodo, čia verslas. Palygint rimtas tas parkas, va, visokių legendų prirašyta. Ta, nuvaliau kvadračiuką. Tai reikėjo širdutę nuvalyti, jam visą laiką išviestų širdutę priekį ant kelio. Tai ten dar galima. Atrodo griuvys, du griuvys, bet šitam daiktui yra, kiek čia dabar tų metų, jisai 12-13 amžiaus gynybinis įrenginys buvęs. Nuo vieno ežero iki kito iškastas griuvys, pylimas ir ant jo, kai tyrimus archeologinius atliko, stovėjo tvora. Tai žinai, nėra Egipto piramidė, bet kaip Lietuvai tai yra labai reikšmingas dalykas. Ir nuo žemaičių gyvys. Nuo žemaičių, galbūt lietuviai. Ne pirago atnešiau paragauti, nes kipiau su pažaju už tai, kad paėmė mane. Bet šitą, žinai, aš kaip pasakyti, tiesiog kukliai tylėjau, galvojau, pamiršai piragą. Ne. Dabar jau matau, kad nepamiršai, tai sveikatos. Ačiū, bet labai gerai, kad visiems šitų paragauti.
Žinai, šiaip šitas puodas yra geras, bet aš jį vengiu vežiotis, nes labai daug darbo jį po to išveisti, ištepti ten, kad nerūdytų. Kas čia dabar? Išvirti tiek, kad visi liktų sotus ir puodė neliktų, yra sudėtinga. Samurai!